ką, sveiki visi, garaže turime naują projektą 25 metų Gilera RCR. Iš esmės čia lygiai ta pati derbi sanda, variklis toks pat Euro 3, važiuoklė nesiskiria. Čia kaip matot yra R17 supermoto ratai, tik uždėtos kažkokios traktorinės padangos, ypač gale. Darbų prie mopedo jau buvo nuveikta, kadangi jis jau yra pas mane kelias savaitės, tačiau tik dabar nusprendžiau viską filmuoti. Tai nuėmiau visus dangčius, apžiūrėjau vidų, viskas atrodo kaip ir normaliai, tik tai vandens pompa buvo visiškai gatava, visą antifrizą suleido į greičių dėžę ir į bloką. Tai turime va čia išleistą tepalą, nežinau kiek čia per kamerą matos, tačiau jis labiau žalias negu juodas ir visi žinom, kad tepalas žalias neturi būti. Taip pat čia yra krūva dalių nuo šios sandos. Yra nemažai bėdų su laidynu, visas sukarpytas, prijungta neaišku kas. Vietoj normalaus spidometro kažkoks toks kinietiškas, išvis neaišku kas čia toks. Tarp kitko, jeigu ką domina, aš jį parduodu. Kol kas planas yra per žiemą paruošti techui. Tai dabar ties to ir dirbsim. Kaip matot iš jo išvaizdos, iki techo trūksta daug. Reikės pakeisti čia visus salnikus, nes gatavi ir leidžia. Susirast kibirkštį, kadangi pardavėjas sakė, jog jos nėra. Tikėtis, jog užsikurs. Ir toliau jau žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai dabar perrinkinėsim vandens pompą. Tai iš pradžių uždedam fiksatorių ant ašies, po jo dedam šaibą ir tada kišam į dangtį. Toliau sutepam salnikus vidų ir išorę ir iš pradžių dedam šitaip, kad plokščioji pusė viršuj. Įdėjom pirmąjį salniką, dedam antrą, irgi suteptą, dabar antraip, kad plokščioji pusė į vidų ir irgi gražiai įkalam. Tai įdėjus salnikus, dabar dedasi tokia plati šaiba, ant jos suka sparnuotė ir ant sparnuotės veržlė užsidės, kuri irgi prisisuka, kad laikytų ją. Dabar ta veržlė dedas. Tuomet kitoj pusėje dedasi šaiba, maunasi adatėlė kiaurai čia, tada dantratis ir svarbu, kad adatėlė įlįstų į šitą griovelį. Tada vėl šaiba ant viršaus ir dedas fiksatorius. Naudojam tokias specialias replės, kurios skirtos fiksatoriam. Jeigu jų neturit, galit paprastom repliam bandyti žaisti ar atsuktuvais, bet tikrai nebus lengva. Ir aš taip perrenkam Euro 3 vandens pompą. Tai šiame klipe, kaip matot, dedu sankabos dangtį ir jis neužsideda, tenka jėgą naudot. Taip yra būtent dėl to, nes renku blogai. Vėliau pamatysit priežastį viso to. Ir jeigu patys kažką darot, tai žinokit, jeigu detalę nuimet lengvai, tai jinai ir turi taip pat lengvai užsidėti. Jeigu tenka naudot papildomą jėgą, tai akivaizdu, kad kažkas blogai surinkta ir nereikia forsuoti nieko. Karočią prasknisau čia belekiek, bandau dėti tą dangtį, dedu, nesideda.
sunkiai deda, su plaktuku, mušu, visaip, čia blemba. Su varžtais prisuki, nu šiaip netai prisispaudžiu, bet sankaba neveikia, nieks neveikia. Išsiardžiau, aplamai ardant vos dangtį nuimti, prikepęs atrodo, nors tik uždėjau. Tai išsiardžiau tavo sankabas, prispaudimą, lėkštė. Tas kiek kreivas, visas sulaužytas. Nu žodžiu, taip būna, kai perkat lavonus. Karo, čia dar čia prasipisau kokią pusę valandos. Net netam pypsi bėda. Žodžiu, kai dedat sankabą, čia vat, tarp tos prispaudimo lėkštės ir frikcinių diskų neturi jokio tarpo būt. Pas mane tarpas buvo ir automatiškai niekas čia nesusidėjo. Ta lėkštė turi, vienu būdu tik tinkamai užsideda. Tai žodžiu, kai yra tos 4 skylės jos, tai stenkit, visaip dėliokit ir tol, kol prisiglaudžia pilnai. The next day. Tai dabar jau darbai vyksta ties laidynu po pirmo užkūrimo. Užkūrimą nenufilmavau, bet ten reikėjo tik tais 3 laidus nuo apvijų pajungti į bobiną. Įmesiu klipą, kaip dirba. Tai apie posūkių laidus galim tik pasakyti tik tiek, kad čia yra katastrofa. Nuo 4 gamyklinių atsiranda visiškai kitos spalvos 4, tada jos dar jungiasi. Atsiranda juodas laidas su raudonu, o išlenda geltonas su juodu. Tai reiks padaryti normaliai, viską sutvarkyti. Jau esu srovės lygintuvą sutvarkęs, nes nebuvo nei vieno laido, tai visus sulitavau. Toliau čia prie pipynės, apjų laidus dar atkasiau, kurie buvo nukarpyti. Ir čia priekį visiška katastrofa yra, bet kaip ir viskas aišku, kur kokie laidai. Čia kaip suprantu į lempą priekinę, čia į spidometrą eis, kurio dar neturiu. Visa kita jau kaip ir sujungta. Dar prie to pačio čia reikės pasijungti stop lempę, nusipirkau ledinę. Tai išsiaiškinti, kurie laidai čia už ką atsakingi. Kažkaip pačiam pasidaryti numerių laikiklį, kadangi čia absoliučiai nieko nėra, nei kur lempas montuoti, nei numeriams dėti. Šitą ventiliatorių dar reikės nuo mygtuko padaryti, nes gamyklinis, kur nuo temperatūros įsijungia, neveikia, jie iš vis dažnai miršta. Pirkti naujo nėra kur, kainuoja dar jaučiu brangiai ir aplamai kažkokia tiesiog nesąmonė yra. Čia ant vairo kažkur šausiu mygtuką normaliai ir galės įsijungti kada noris. Neperkais nieko, vasara realiai tobulas dalykas. Dar priekinę lempą reiks pasijungti. Čia iš viso jungtis nupuvusios, kažkas čia lituota, halturint. Nupuvę viskas, čia bandyta lituoti kažkieno, žodžiu, kažkoks apšė barachlo, bet sutvarkysim. Tai turim bobiną nusiėmę. Yra bėdų. Kažkokiu tais būdu šitas laidas yra visiškai nuplyšęs. Čia nefokusuoja. Čia žemė dedas bobinos. Kibirkštį duoda ir be jos, bet čiūčiųjų užgesinimui skirta. Tai esu čia dabar pasiruošęs lituoklius, kembrikus, sceną. Kažką reiks bandyti išgauti. Galbūt eis dar prikabinti laidą, nes tikrai bobiną pirkti naują tik dėl tokio laidelio, absurdas realiai, tikrai nesąmonė. Pabandysim kažką sumeistrauti. Žodžiu, nežinau kiek čia matos, bet kažkaip apvyniojau biškį. Dabar reiks belė kiek scenos privaryti, tuos dar ant viršaus kažkaip užlenkti ir tikėtis, kad laikys. Lituoklis įkaito jau. Kažką bandom padaryti. Čia varį visą su švitreku patryniau, kad cena geriau prikibtų.
gal padės, bet kiek žiūrim, jeigu matot, tai nekimba niekas čia. Žodžiu, va, kažkokį tokį balioną čia padariau kamuoliu. Gal įkeis, ką žinau. Šiaip chujovai atrodo. Nu, rezultatas, ką galiu pasakyti, tai tikrai tragiškas. Scena beveik nelipo, laidas atrodo kažkiek tais laikos, bet ką žinau. Toks visas klibantis, vos iš čia laikos. Bet gal kontaktuos. Jeigu ne, teks arba burt kažką iš naujo, arba pirkti naują bobiną tiesiog. Žodžiu, po paskutinio klipo jau variau visą laidyną baiginėt susijungt. Nes, nu, kaip ir bobina buvo paskutinis dalykas, dar reikėjo čia aišku priekį išsiaiškinti, kodėl masė neateina į fiškės. Pradėjau žiūrėti. Ir vat čia kur dedas pagrindinė, nu ne pagrindinė, bet didžioji gofra priekį. Pasirodo, čia kreivarankį irgi sugebėjo įlįsti. Karočią laidai va šitaip sujunginėti, supjaustyti. Iš vieno violetinio atsiranda 3 rudi laidai čia kabo, tiesiog nutrūkę, raudoni visi į krūvą suvaryti. Nu, visiška tragedija, geltoni išvis čia va, būry visi. Čia kažkoks lempinis, sieninis laidas, išvis storas, ne prie ko. Tas buvo su masės sujungtas. Iš tikrųjų dar tebėra, bet čia gale kažkuris iš tų masės laidų su juo kontaktuoja. Tai ne veltui man čia visas spynė neveikia, nes masė net neateina iki jų. Kibirkštis irgi neišsijungia, visą laiką yra. Karočią, teks čia tą visą laidyną lupti iš moso vėl atgal, pjausit visas gofras ir tikrint palei schemą. Laidelį po laidelio. Galvojau, baigiau čia su to laidynu, bet, nu, aišku, projektai pabaigos čia neturi, atrodo beveik baigiai, bet atsiranda dar prikolų papildomų. Tai žodžiu, jau pradėjau laidyną tvarkyti. Čia dar reikėjo papildomai gofrų apkarpyti. Čia va 9 masės laidai. Prieš tai suėjo į kažkokį lempinį oranžinį laidą, tai dabar va įdėjau normalų, panašios spalvos. Čia va, kaip matot, visą gofrą išpjaustytą jau. Tai va teks dar čia išsiaiškinti su minuso laidais. Nes čia irgi va buvo prijungtas kažkoks oranžinis. Ir žodžiu, į priekį, kaip sakiau, masė neateidavo iš galo. Tai vat tas bendras masės laidas, geltonas su žaliu, net nebuvo sujungtas su priekiu, kur visi spidometrai. Tam kartui tiek, o kitam epizode jau matysit, kaip tvarkomas visas priekinis laidynas, dedamas spidometras ir daug kitų įdomių dalykų. Laukite tęsinio.